Šeima tai yra mano artimieji, tėtis, mama ir sesuo. Mano nuomonė šeima yra tėtis, brolis, mama, sesuo arba tiesiog tėtis, brolis ir mama. Arba atvirkščiai. Mano manymu šeima yra mama, tėtis, broliai, seserys. Žmonės, kurie turi artimą. Mano manymu šeima yra tėtis, mama ir broliai, seserys. Kai tėtis, mama, vaikai. Tai žmonės, kurie tą supranta ir myli. Mano nuomonė šeima yra žmonės, kurie tavimi rūpinasi ir tave myli. Aš manau, kad šeima yra žmonės, kurie tave palaiko, padeda tau, kai atsiranda problemų. Mano nuomonė šeima tai artimieji, pavyzdžiui, mama, tėtis, broliai ir sesės, kurie tave palaiko ir myli. Šeimos galva tai žmogus, kuris yra atsakingas už šeimos išdėlį, maisto atsargas ir ta prasme, kuris rūpinasi savo šeimą. Šį pasakymą aš suprantu kaip tėtis arba mama. Mano šeimos galva yra tėtis. Tai šeimos vadovas. Šeimos galva tai tas, kuris rūpinasi šeimos iždu, rūpinasi vaikais, aišku, ir mama ir tėvas gali rūpintis. Šeimos galva tai kas mus išlaiko ir kas daugiausiai valdo šeimą. Šeimos galva, manau, turėtų būti tėvas, nes jis yra vyriausias, sugebėtų atlikti visokius darbus ir taip toliau. Mano nuomonė šeimos galva yra mama. Ji viskuo pasirūpina, atlieka svarbiausius darbus ir padeda visada. Šeimos galva tai tėvai, nes jie prižiūri savo vaikus ir šeimos gerovę. Manau, kad taip, bet šiaip viską turėtų dirbti šeima kartu. Vyriški turėtų būti, kurios turėtų atlikti vyras, pavyzdžiui, sutaisyti šaldytuvą, skalbyklę ir panašiai, o moteris turėtų gaminti valgyti ir žiūrėti vaikus. Iš tikro tai nesvarbu, nes vyras taip pat gali iškepti ten vakarienę, o moteris gali ten skaldyti malkas, iš tikrųjų skirimo nėra. Moteris turi gaminti valgyti, žiūrėti vaikus, vyras turi eiti į darbą, uždirbti pinigus. Ne. Turbūt ne. Nes visi gali daryti visus darbus. Ne, nes manau, kad ir pasiskirstame pagal sugebėjimus. Mano manymu turėtų, nes nelabai mes irgi sugebėtume skalbti ar daryti kitus dalykus. Aišku, galėtume, bet tai labiau moteriški, o moteris negalėtų daryti. Taisyti, pavyzdžiui, sulūžusių daiktų ar ko nors. Taip, nes ne visus darbus gali atlikti mama ir reikia kartais vyriškos jėgos. Viktorija? Aš pritariu Beatričei, nes iš tikrųjų yra tokių darbų, kurių moteris gal negalėtų padaryti. Tarkim, kažko suremontuoti arba, tarkim, sutaisyti kokį šalį. Taip, šeimoje turi vyriški ir moteriški darbai, nes tiek mama, tiek tėtis nėra, ta prasme, pajėgus daryti kažką, kur sunku jiems. Už vaikus, jaunimą, bei kad šeima klestėtų. Tėvai šeimoje yra atsakingi už savo vaikus, ką jie veikia mokyklos metu ir namie. Savo vaikus? Už vaikus, jų priežiūrą, už viską. Už vaikus, už pinigų fondą, už maistą, už viską. Tėvai atsakingi yra už mūsų vaikus bei mūsų poelgius ir mūsų išlaikymą bei mūsų mokymas. Tėvai turėtų būti atsakingi už vaikų priežiūrą, kaip jiems sekasi, už tai, kad jie darytų namų darbus. Aš pritariu Viktorijai, kad irgi turi rūpintis vaikais ir namais. Šeimoje tėvai atsakingi už vaikų priežiūrą ir šeimos gerovę. Keliauti, pramogauti, kalbėtis, išlikti prie gamtos.
Geras laisvalaikis su tėvais, tai manau, kai visa šeima susirenka ir kur nors leidžia laiką. Keliauti, žaisti stalo žaidimus. Važiavimas į keliones visokias, kitaip praleidimas laiko. Pramogauti, važiuoti į keliones, iškeliauti. Buvimas kartu, laiko leidimas kartu, nežinau, vasarą, važiavimas prie ežero ir panašiai. Gamtoje. Aš manau, kad geras atvejis su šeima turėtų būti, kai visi susirenka drauge, visi kalbasi, bičiuliaujasi. Geras laisvalaikis su tėvais, tai susėsti į vieną bendrą ratą ir pasikalbėti apie šeimos problemas ir jų sprendimo būdus.